Šiame interaktyviame vaizdo įraše paaiškinama, kaip sukurti įtraukiančią mokymosi patirtį edukacinės savaitės metu, naudojant skaitmeninius įrankius. Išmoksite naudotis vaizdo konferencijų funkcijomis, pagerinti interaktyvumą naudojant tokias priemones kaip Kahoot ir Mentimeter, rinkti skaitmeninius atsiliepimus ir taikyti vertinimo įrankius, tokius kaip viktorinos, apklausos ar balsavimas. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Vaizdo konferencijų programinė įranga yra skaitmeninių nuotolinių užsiėmimų pagrindas. Tai leidžia moderatoriams rengti sesijas, dalintis turiniu, valdyti dalyvių veiklą ir kurti atskiras diskusijas mažose grupėse. Populiarios nuotolinių susitikimų platformos Zoom, Google Meet ir Microsoft Teams yra plačiai naudojamos. Nemokami planai paprastai leidžia rengti 40–60 minučių trukmės grupinius susitikimus ir suteikia pagrindines funkcijas, tokias kaip ekrano bendrinimas, susirašinėjimo langas ir susitikimų įrašymas. Mokamos versijos siūlo ilgesnius susitikimus, daugiau galimybių skaidyti darbą į mažas grupes ir daugiau administravimo galimybių. Pagrindinės vaizdo konferencijų programų funkcijos – suplanuoti susitikimus ir išsiųsti kvietimus, laukimo kambariai kontroliuojamam įėjimui, skaidrių, vaizdo įrašų ar interaktyvaus turinio bendrinimas ekrane, skaidyti dalyvius į mažas grupes diskusijoms. Susirašinėjimas, reakcijos, rankų pakelimas leidžia dalyviams įsitraukti. Įrašyti sesijas, kad būtų galima peržiūrėti vėliau. Patarimai. Prieš pradėdami, pristatykite programą. Dalyviams, kurie programą naudoja pirmą kartą, suteikite paprastas instrukcijas. Patikrinkite mikrofoną, kamerą ir ryšį. Moderatoriai turėtų paaiškinti dalyviams, kaip įjungti savo mikrofoną, atsakingai naudoti susirašinėjimu, reaguoti į apklausas ir dirbti mažose grupėse. Besimokančiųjų skatinimas savarankiškai tyrinėti įrankius, kartu pateikiant nuoseklias demonstracijas, didina pasitikėjimą ir mažina nerimą. Kad mokymasis būtų patrauklesnis, kartu su pagrindinė vaizdo konferencijų platforma turėtų būti integruotos papildomos interaktyvios priemonės. Priemonių pavyzdžiai. Kahoot. Kurkite trumpas žaidybinės viktorinas, kad peržvelgtumėte turinį, patikrintumėte supratimą arba paskatintumėte draugišką dalyvių konkurenciją. Mentimeter. Vykdykite tiesioginės apklausas ar reitingavimo pratimus, kad surinktumėte nuomones, įžvelgtumėte idėjas ir skatintumėte dalyvauti realiuoju laiku. Slaido. Vykdykite tiesioginės apklausas, klausimų su atsakymų variantais arba klausimų ir atsakymų sesijas, kad įvertintumėte supratimą ir akimirksniu surinktumėte dalyvių atsiliepimus. Padlet. Sukurkite bendradarbiavimo lentas, minčių šturmui, refleksijų ar išteklių dalymuisi bei idėjų iš visos grupės rinkimui. Dauguma šių priemonių siūlo nemokamus planus su pagrindinėmis funkcijomis, o mokami planai atrakina papildomas parinktis ir didesnės dalyvių galimybės. Vienoje sesijoje sujunkite kelis įrankius, pavyzdžiui, viktorinas, apklausas ir bendradarbiavimo lentas. Ši įvairovė išlaiko dėmesį ir leidžia įsitraukti dalyviams su skirtingais pomėgiais ir poreikiais. Šios priemonės skatina jaunus vyrus atviriau reikšti savo nuomonę, ypač tuos, kurie gali būti drovūs pasisakyti garsiai. Jos pasyvų dalyvavimą paverčia aktyviu ir padeda jaunimo darbuotojams akimirksniu pastebėti besimokančiųjų supratimą bei emocinės reakcijas. Atsiliepimų rinkimas yra būtinas tobulinant sesijas ir pritaikant turinį, o skaitmeniniai įrankiai leidžia lengvai surinkti ir greitai analizuoti dalyvių atsakymus. Priemonių pavyzdžiai. Google Forms – greitos internetinės apklausos. Sukurkite formą iš klausimų su keliais atsakymų variantais arba su atviro tipo klausimais, kad surinktumėte dalyvių atsiliepimus. Atsakymai automatiškai surenkami į rezultatų lenteles, todėl juos patogu peržiūrėti. SurveyMonkey – struktūrizuoti vertinimai. Norėdami analizuoti dalyvių atsakymus ir generuoti grafikus ar ataskaitas, naudokite šablonus arba kurkite išsamius klausimynus. Tinka formalesniems, išsamesniems atsiliepimams. Mentimeter, slaido, atsiliepimai realiuoju laiku. Užsiėmimo metu pateikite apklausas, viktorinas arba klausimų ir atsakymų sesijas, kad gautumėte tiesioginius atsakymus ir pamatytumėte įsitraukimą realiuoju laiku. Puikiai tinka interaktyviems užsiėmimams. Patarimai.
Apklausos turi būti trumpos – 3–5 klausimai. Naudokite skirtingus klausimus su keliais atsakymų variantais, vertinimo skales ir atvirus klausimus. Paaiškinkite, kodėl atsiliepimai yra svarbus ir patikinkite dalyvius, kad jie anonimiški. Skatinkite sąžiningus atsakymus ir pabrėžkite, kaip jų indėlis padės pagerinti būsimus užsiėmimus. Vertinimo įrankiai padeda stebėti informacijos supratimą ir sustiprina mokymasi. Jie gali būti tarpiniai užsiėmimo metu arba baigiamieji užsiėmimo ar savaitės pabaigoje. Priemonių pavyzdžiai. Viktorinos. Naudokite Moodle arba Kahoot, kad patikrintumėte supratimą, peržiūrėtumėte pagrindinės mintis. Balsavimo sistemos. Naudokite Mentimeter apklausas, kad greitai patikrintumėte žinias, surinktumėte nuomonės arba pabrėžtumėte bendras tendencijas. Mokymosi refleksija. Naudokite Google Docs arba Padlet refleksijoms apie mokymasi, pažangos stebėjimui ir asmeninių įžvalgų rinkimui. Patarimai. Suderinkite vertinimą su mokymosi rezultatais. Padarykite viktorinas praktiškas ir motyvuojančias. Užtikrinkite asmeninių refleksijų privatumą. Skaitmeninių įrankių naudojimas taip pat reiškia iššūkių valdymą. Jaunimo darbuotojai turi sugebėti spręsti pagrindinės techninės problemas, užtikrinti, kad visi dalyviai suprastų, kaip naudotis įrankiais ir turėti paruoštus alternatyvius sprendimus, jei kas nors nepavyktų. Aiškios instrukcijos, ekrano demonstracijos ir palaikanti atmosfera padeda dalyviams jaustis patogiai ir pilnai įsitraukti į skaitmeninę aplinką. Kai skaitmeniniai įrankiai naudojami prasmingai, jie kuria interaktyvią mokymosi aplinką, stiprina motyvaciją ir gerina mokymosi rezultatus. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 4 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą, nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.